Žinau, kaip spaudžia aplinka, žinau, kad kartais patarinėja tėvai, kad gal norim labiau būti su draugais kažkur, bet paklausyti savo širdies, įsiklausyti į ją ir bandyti tai, ką jaučia. Galbūt tai bus tas kelias, kur bus nuostabi patirtis, o gal iš to kelio ateis labai gera pamoka ir gal norėsit kažką pakeisti ir atsiras dar nuostabiesnių dalykų. Bet nepabandę ir nepadarę, tai mes taip ir nesužinosim. Man visi aplinkui sako, kad aš labai pasitikiu savim ir kad aš juo užkuriu kitus. Aš taip apie save ne visą laiką manau. Yra mano viena pusė, kuri gali maksimaliai pasitikėti ir maksimaliai kurti, o ta kita mano pusė, kuri kartais mane pristabdo ir pasako man, o gal tu truputėlį nepakankama, gal kažkas yra ne taip. Bet aš manau, kad gal mes visi tai turim ir tiesiog reikia su tuo gyventi, išmokti tvarkytis ir suprasti, kas aš esu ir kaip su manim vyksta dalykai. Savo stipriasias pusės atradau, esu vis dar ieškojime jų. 31 metų aš dar vis ieškojime. Manau, čia tiesiog yra žmogaus būtis, kad visada ieškai, kaip gali geriau, ką gali geriau, kur gali geriau. Jei sutikčiau save moksleivę, aš norėčiau, kad ta moksleivė pasakytų man dabar, kad aš viską galiu ir Viktorija, drąsiai daryk, tau 31 ir dar tu gali tiek daug sukurti ir padaryti, nes ta moksleivė buvo drąsesnė už mane dabar.